Sveiki visi. Vakar vienas iš žiūrovų rezervavo va šitą objektą. Ir šiandien jisai sakė, apsigalvojo vienu žodžiu. Bet mes rezervavome jam paskutinį butą. Paskutinį. Kodėl čia toks geras objektas? Todėl, kad aš ėmiau vieną, mano kolega ėmė vieną. Čia yra mokėjimo planas labai geras, po 1000 pradedi mokėti ir viskas. Tau nereikia pradinio įnašo. Tai va, po mėnesio, kai registruoji sutartį, registruoji dokumentus ar ne, ten reikia susimokėti 6% mokestį. Tai turėkit omeny, kad neužteks tik po 1000 mokėti, reikės tam įregistravimui tą mokestį susimokėti, ten 6%, tai grubiai kokius 8000 atsidėkit į šalį. Tai va, už mėnesio turėsit kokius 8000 jiems sumokėti, tiems visiems dokumentams ten ir taip toliau. Ir atskristi taip pat būtinai. Tai va. Ten tvarkys viską advokatas, kuris taip pat yra ir notaras. Tai jam galima net įgaliojimą palikti, jis ten visą toliau sutvarko dokumentus jums, kad būtų viskas tvarkoj. Nes čia yra ką veikti su tais dokumentais, o pačiam tvarkantis galima ir klaidų prisivelti ir taip toliau. Kad būtų viskas tikrai saugu ir gerai, ar ne? Tai kodėl aš darau šitą video? Dabar turime laiko, nežinau, valandą, 2, kažkas tokio. Blogiausiu atveju iki savaitgalio, ne? Iki pat pirmadienio, ar ne? Dar yra neperduodama kitiems žmonėms. Mes išsiprašėme, kad iki pirmadienio dar laikytų, nes iki pirmadienio mes dar galime jums kažkuriam iš jūsų rezervuoti šitą butą. Kuris butas parodysiu. O ką reikia daryti? Parašyti man į telegramą, į WhatsAppą kažkur, kad noriu, atsiunčiat paso kopiją, nuotrauką paso, ir aš tada atsiunčiu jums įmonės adresą, sąskaitos numerį, jūs tenais pervedat pinigus, parašote pavedimo paskirtį, kad Seabreeze, vadinasi šitas Seabreeze 12 numeris būtent laisvas yra, ir deposit, 3 žodžiai, ne žodžiai, 2 žodžiai ir skaičius. Seabreeze 12 deposit. Ir pervedėte į kompanijos sąskaitą, viskas mėnesių laiko rezervuota, turit mėnesį laiko atskristi čia, pasirašyti dokumentus. Komunikuojama per WhatsAppą su jais, su manim galima ir telegramų komunikuoti. Einam, parodysiu dabar, kuris būtent butas yra parduodamas, kuriam aukšte yra ground floor, tai yra žemutinis aukštas. Einam čia. Va. Štai čia, va, matot, yra va ta juoda mašinytė, va prie pat namo. Tai va šičia, va šitas va prie mašinytės, būtent tas butas yra 12. Tai va, čia bus požeminė aikštelė, viršų aikštelė, čia bus baseinas. Ir iki jūros maždaug pusę kilometro. Tai va. Daugiau visi parduoti. Visi iki vieno parduoti. Mums dar pavyko paimti va čia va, trečiam aukšte va, dar pavyko paimti irgi į tą pačią pusę, į aikštelės pusę, porą būtų. Ir viskas. Tai va. Skubiai, kontaktuokit mane, duosiu detalės, dokumentacijas, viską. Ir darysim depozitą, rezervuosit ir po to už mėnesio mes susitiksim vėl čia.